turim tokią situaciją, kad turim suskilusią plokštę ir dabar norėtumėm mes ją pakeisti. Tai dabar pabandysim tą ir padaryti. Galim parodyti, kad ir atsakyti tuo pačiu į klausimą, kad ar tvirtai plokštė pritvirtinta prie putų polistirolo, tai nudaužyti ją tikrai nėra lengva. Yra kas veikti, taip tariant. Kokių įrankių reikėtų? Turbūt paprastų standartinių įrankių. Rinkas, plaktukas, kurio būtų galima nudaužyti betoną, todėl vis tiek plokštė visa būna priklijuota ir būna standi, kietėjęs betonas suformavęs, jisai jau yra pakankamai tvirta medžiaga. Dabar mes turim Tai va, čia matom 3 laikiklius. Šitie laikikliai būna įbetonuoti į pačią plytelę ir jie yra prisukti prie fasado, tai šitą plokštę pritvirtinta tikrai tvirtai. Tai sluoksnį dabar nuėmėm. Ką toliau darysim, Andriau? Dabar darysim griovius, tai vadinamai stygai, kad išpjauti putplastį. Galima padaryti kilimą per plokštės storį maždaug ir palikti vietą dar klijams. Pjovimą, teisingai? Jo, kadangi mes šiandien turim remontinę plokštę, kuri yra 5 cm storio, tai mes atitinkamai turim išsigilinti putplastį. Kadangi pridėjus tą plokštę, mums jinai bus išsikišusi. Pasakykite, kas čia per įrankis pas jūs? Čia yra karštas peilis. Karštas peilis. Skirtas polistiroliui. Jausmas. Su karštu peiliu jūs dabar apdorosite polistirolį? Jo, bandysim pjauti angas, viskas proceso metu bus matoma. Toks įrankis palengvinantis. Jo. Taip, šį ką procesą. mes darom su paprastu peiliu, galim padaryti. Ir šitas žymiai patogesnis yra, kadangi jis neatbrūksta niekada. Reikia laiko šiek tiek, kad jisai įkaistų. Ir pjausto kaip sviestą tuo metu. Va, puikiai matom. Įgilinimą, kur bus čia mūsų styga. Kokį gylį maždaug jūs rekomenduotumėte? Maždaug apie 5,5, gali būti 6 cm, ta prasme. Mes dar pridėsim plokštę ir pasimatuosim, kaip mūsų plokštė atsiguls ir dar koreguosim angą, ta prasme. Mes turim įsigilinti pakankamai, kad tilptų plokštė ir dar reikia įvertinti, kad yra klijų kiekis. O klijų storis maždaug koks gali būti? Mes šitoje vietoje klijuosime ne plytelių klijais, kaip tai daroma prie sienos, kadangi pas mūsų dabar bus ne šiuo atveju kitas betonas, o putplastis, prie kurio mes klijuosim. Todėl, kad šita plokštė šiuo atveju yra 25 cm storio, o mes įsigiliname tik 5 cm. Tai prie likusių 20 cm mes turime prisitvirtinti tą plokštę. Tam yra putų polistirolo klijai. Specialūs, taip? Taip, purškiami. Kurie skirti putplačiai klijai. Va, kaip puikiai ir lengvai nusipjauna. Mes padarėm tokią, sakyti, angelę, kur vaikščios mūsų styga, kuri galės nupjauti, ta prasme, šitą putplastį, likučių. Klausimas toksai, kaip atsimatuoti polistirolio pjovimo dydį? Ant mūsų karšto peilio yra liniuotė, kurią mes galim užsidėti ir, ta prasme, vedami per polistirolį, ta prasme, tam tikrą kiekį tik tai, gilį pritaikyti. O po to tik tai apdaroti stygą ar ten. Arba galima taip pat naudoti paprastą liniuotę arba ruletę. Paskutinis paruošiamasis darbus. Išmatuosim. Yra dar vienas būdas tam, kad neinvestuoti į tokį įrankį, jeigu yra pavieniai darbai daromi. Yra specialios putplasčio tarkos.
kai yra tarkuojamas polistirolis. O dabar mes nupjaunam juostus, tam, kad galėtume su irgi mūsų įrankiu masę, pagrindą polistirolio nupjauti. Tai pradžiai mes apipjaustom kraštus, teisingai? Kadangi mūsų styga, jinai neprieina tenai. Mes naudosim tokį specialų įrankį, mums reikalingi kraštai tam, kad mes galėtume prieiti prie kraštų. Tai mes apipjaustom mūsų atveju, šiaip galima po truputį nupjaudinėti ir su peiliu. Bet su peiliu bus ilgesnis procesas. Taip, ilgesnis. O kas čia būtų toks per įrenginys? Čia toks irgi karštas peilis, tik tai peilis yra tarp šitų dviejų. Yra įrenginys, kuomet paduodama vėlai varža, jinai įkaista ir pjauna plastį. Tai šitas renginys vadinasi styga, teisingai? Nu, čia toksai Sakyčiau, žargonas kad turbūt. būtų teisingiau polistirolio pjaustymo įrenginys. Mes matom va tokį pjūvį. Puiku. Va turim tokį pjūvį. Dabar mes pridėsim savo plokštę. Pažiūrėsim, kurios vietos reikėtų pakoreguoti. Andrius dabar matuoja, teisingai? Taip, Atstumą. nu jis jo matuoja. Čia reikės palyginti ryčiau, čia jau yra gerai. Ir taip tolygiai tada tas atstumas. Nu, taip, maždaug. Štaikomas. Vis tiek reikia palikti vietą klijams, kad klijai dirbtų. Koks storis klijų turėtų būti? Kiek įsiskaičiuoti? Reiškia, storis klijų būti gali įvairus. Tai prasme, bet klijais turi būti išpildyta pilnai anga. Kas perimetru, kadangi pas mumis plokštė klijuosis, ir mes papildomai šitą plokštę paklijuosim prie kitų plokščių. Ta prasme, pridėdami mes plokštę matom, kurios vietos yra problematiškos. Jas reikia pakoreguoti, kad sulyginti plokštę su visą plokštę. Purškus juos reikia palaukti tam tikrą laiko tarpą. Jo. Kiek maždaug reikėtų laukti? Priklausomai nuo oro temperatūros. Jeigu temperatūra šaltesnių laikų artima nuliui, tai tada reikėtų ilgiau palaukti, ties 5 minutės. Jeigu šiuo metu pas mus, aš nežinau, yra 15-20 laipsnių šilumos, tai klijai stingsta greičiau. Sakykime, minutę, porą minučių reikėtų palaukti. Nes mūsų klijai pučiasi iš apačios į viršų. Dabar paliekam formuotis prie Tam, jūsų. kad susiformavę, taip. Jau kimba, teisingai? Nu, ta prasme, jo, va. Jau pas mumis jos neišsipūs, neišplės plokštės, ta prasme, nenustums iš jos vietos, mes jau galim tvirtinti plokštę. Mes iš pradžių suformuojam tarpus, jie būtų maždaug vienodi. Jeigu nuimtumėm pleištus ir vaikiklius, turbūt nepastebėsit, kuri plokštė yra pakeista. Ilgamžiškumas jos yra lygiai toks pat kaip ir likusių plokščių. Todėl ir kas yra svarbiausia, kad bendras vaizdas jisai niekiek nepasikeitė, nereikia tvarkyti visos sienos. Teko pasikeisti tik vieną plokštę. Ir kiek mes čia užtruko maždaug, kiek laiko? Per kiek laiko mes pasikeitėm? Per pusvalandį ir valandos. Įrankis visus pasiruošus, jeigu tą darbą darai ne pirmą kartą, tai tikrai per šitą užtenka gero pusvalandžio vienam žmogui.
Jeigu žmogus tą daro pirmą kartą, nu, gali užtrukti iki valandos. Tikrai nelgiau. Lauko sąlygom jinai neskyla, nu tai paprastai iš tikrųjų gali būti bet kas, gali kažkas užkristi ant tos plokštės, gali automobilis įvažiuoti. Tai visos gyvenimiškos buitinės situacijos, kada ta plokštė gali būti skilus, nes iš tikrųjų čia yra betono sluoksnis 1 centimetrą. Kai betonas jau yra pilnai sustingęs ir kai yra ant sienos, jį sudaužyti ne taip paprasta. Tai smagu, atlikom visus darbus, pakeitėm plokštę, pakankamai greitai, lengvai, be jokių trukdžių. Taip. Kaip Andriu minėjai, pats ne be galvos skausmo. Ir galim toliau eiti prie kitų darbų, teisingai? Taip. Tai ačiū tau labai tada.